Tai padarykim taip, aš paliekam tą patį Zoomo kambarį čia dabar ir aš tuomet prisijungusius per YouTube nukreipsiu į kitą puslapį, ten kanalą transliacijos. Labą dieną, Mantai. Gerą dieną, girdžiuosi aš gerai? Puikiai. Super. Jūs pasižiūrėkite, ar jūsų skaidrės kažkokias rodysit skaidrės, ne? Jo, aš galėsiu pasidalinti, va, matau. Matau, kad galiu, tai jo, jokių problemų nebus su tuo. Gerai. Super. Jūs Labai gerai. pasižiūrėkite,
Labą dieną, sveiki atvykę į mūsų Respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso Animuoja lietuvišką pasaką 2024 nuotolinius mokymus. Šiandieną jau vyks antrasis mūsų seminaras, kurio tema yra animacijos technika stop kadras. Ši tema mūsų seminaruose yra nauja, pirmą kartą. Anksčiau mes analizuodavom, kokia technika galima, paprasčiausius metodus, o šiandien kaip tik nusprendėme paanalizuoti vieną iš seniausių animacijos metodų, animacijos technikų stop kadrą. Ir tikiuosi, jums bus įdomu sužinoti, kaip vyksta ši animacija, kokios yra stop kadro specifikos, kaip mes galvojame, kad tai yra labai paprasta, bet greičiausia tai gana sudėtingas būdas, reikalaujantis labai daug pastangų, kantrybės, bet nežiūrint to, tai yra mano galva vienas iš įdomiausių būdų animuoti. Ir daugiau apie tai kviečiu pašnekėti, plačiau pristatyti šią temą Kauno informacinių technologijų profesijos mokytoja, daugiametį mūsų lektorių, tikrai ne pirmus metus jisai pas mus dalyvauja ir visą laiką, svarbiausia, man labai patinka, kad Mantas visą laiką šypsosi ir labiausia savo seminaro metu tai iš tiesų laukia jūsų klausimų. Ir būtent tai, ką jūs klausėte, kuo jūs domitės, ko jums labiausia reikia, lektoriui labiausia patinka, man taip atrodo. Ir jisai visą laiką į kiekvieną jūsų klausimą atsako, o jeigu net ir nespėja atsakyti, tai kviečiame kreiptis į mane, aš perduosiu lektoriui jūsų pageidavimus, klausimus ir jisai tikrai padės jums šiuo būdu sukurti animaciją. Taigi, perduodu žodį Mantui Poškai ir manau, bus labai geras, įdomus ir naudingas laikas. Tai prašau, Mantai, jūsų eteris. Ačiū labai už kaip visą laiką nuostabiai šiltą pristatymą. O aš šypsausi dėl to, nes jūs labai gražiai mane pristatot. Tai negaliu nesišypsoti iš tikrųjų. Ačiū dar kartą ir sveiki visi, kas prisijungė. Nelabai matau, kiek žmonių prisijungus, nedaug. Per YouTube tiksliai mato, pasikeitė šiais metais viskas, tai nematau, kiek žmonių žiūri. Tai jo, šiais metais mes pabandysim truputėlį kitaip viską padaryti, negu darėm jau 4 gal metai aš čia esu su jumis, man atrodo, jeigu neklystu. Taip, tai man pačiam buvo šiek tiek staigmena, iš tikrųjų, kad manęs paprašė apie būtent stop kadrą pakalbėti, bet iš kitos pusės aš nelabai ir nustebau, nes žiūrėdamas pastaruosius tuos metus visų moksleivių darbus, kurie buvo daryti, tai iš tiesų didžioji dalis jų ir buvo su stop kadru padaryta. Vėlgi, tas stop kadras ar pieštinė animacija, kuri nelabai yra stop kadras, ar iš tikrųjų stop kadras buvo daryta, bet vis tiek buvo vienu tokiu principu, žodžiu, daryta. Tai ir nuostabu, ir nenuostabu. Tai šiandieną iš tikrųjų aš noriu paklausti visų pirma, turėtumėt matyti mano ekraną dabar? Taip, matom. Matote, ne? Ir aš gal nepasididinsiu, nes čia pas mane keli ekranai yra. Aš, jeigu nieko prieš, rodysiu taip visą, kad nebūtų per visą ekraną. Nes čia sudėtinga truputėlį jungtis pas mane. Tai va, tai apie stop kadrą iš bazinės pusės aš nemanau, kad labai ilgai užtruksiu kalbėti, nes, aišku, galima būtų kalbėti ir apie tą profesionalią stop kadro pusę, kuri yra jau
stambiose animacijos įmonėse, kur dirba šimtai, gal net ir 1 ar 2 tūkstančiai žmonių prie vieno animacinio filmo. Mes pabandysime šiandien apie Stop kadrą pasižiūrėti iš tos pradinės bazinės pusės, pasižiūrėti, iš ko ji yra sudaryta, kad galėtumėt susidaryti vaizdą ir pasirinkti, ką būtent su Stop kadru jūs norėtumėt daryti. Ir pasižiūrėsim, vakar aš ypatingai, kai ruošiausi šitai prezentacijai, tai labai galvojau, kaip galima būtų jums perteikti, kaip namų sąlygomis galima būtų gražiausią Stop kadro animaciją padaryti, tai paskui pamatysit. Labai buvo juokinga daryti tą sceną. Tai va, tai pirmiausiai Stop kadras, ne? Ką mes pasižiūrėsim šiandien? Kas yra Stop kadras? Pasižiūrėsime, kokios yra pagrindinės Stop kadro rūšys ir automatiškai tuo pačiu metu taipogi ir atlikimo metodus truputėlį aptarsim. Tada pasižiūrėsime, kaip kurti visą tai ir programos kokios pagrindinės yra ir pasižiūrėsime kelis mano, sakykime, arba šiaip bazinius tokius patarimus. Pirmiausiai, kas yra Stop kadras? Tai grubiai kalbant, labai ilgas, daug kantrybės reikalaujantis, kaip ir apibūdino Dovilė pačioj pradžioj, tai labai daug kantrybės reikalaujantis, labai ilgas procesas, bet man asmeniškai ir manau, kad kitiems taipogi, kurie užsiima tuo, labai smagus animacijos darymo procesas. Tai iš tokios grubios pusės kalbant, tai yra būdas, kai mes tiesiog manipuliuojam figūrėlėmis vienokio ar kitokio, sakykime, tipo rūšies, tai objektai galėtų irgi kažkokie tai būti. Mes manipuliuojame jų judesiais, fotografuojame tas scenas ir vėl fotografuojame, žodžiu. Tai labai didelis fotografijų darymo procesas ir kruopštaus labai figūrėlių padėties arba jų dalių kaitaliojimas. Tai realiai Stop kadras yra daug labai fotografijos. Taip, judesiai atrodo nepriklausomi, kai sukuriama fotografijų seka kadrų. Tai vadinasi, kai mes padarome tas visas fotografijas, jas sudedame vieną po kitos, vienokios ar kitokios programos pagalba ir tada mes galime jau paspaudę tą play mygtuką matyti visą tai, tą animaciją, kurią mes padarome. Dabar taip, kadrų dažnis yra tokia sąvoka, nežinau, kiek iš jūsų yra su tuo susipažinę, bet kadrų dažnis dar galima pamatyti FPS, tokią sąvoką trumpinį, tai išvertus F-frames per second arba kadrų skaičius per 1 sekundę. Kitaip sakant, kadrų dažnis. Televiziniu formatu mes turime 25, jeigu neklystu, kadrus per 1 sekundę. Kas čia dabar vyksta? Taip, atsiprašau labai. Ir mes, žodžiu, televizorių žiūrėdami, 1 sekundėje matome kažkokius tai 25 judesius. Nėra, ten nuotraukos irgi, sakykime, padarytos. Lyginai kaip Stop kadras, tik tai, kad jų daug daugiau yra. Ir jeigu norėtumėm padaryti normalų televizinį formatą su Stop kadru, tai kaip ir čia yra parašyta, 24, tarkim, kadrai 1 sekundėje. Jeigu mes norėtumėm 1 minutę padaryti filmų, mums reikėtų 1440 fotografijų. 1 minutei, jeigu mes norėtumėm turėti 24 judesius 1 sekundėje. Dėl tokios priežasties, kad nereiktų tiek daug darbo įdėti, labai dažnai daromas tas tarpinis toksai variantas, kad animatoriai daro nuo 10 iki 15 kadrų per sekundę. Šiaip labai dažnai 12, gali būti ir daugiau. Čia priklauso gal nuo komandos, kuri dirba, nuo kantrybės žmogaus ir nuo apskritai pačios animacijos, kiek jos ten norima padaryti. Tai 12 kadrų 1 sekundėje, kitaip sakant, 12 fotografijų 1 sekundėje yra visai neblogas variantas, kad žmogus žiūrėdamas jūsų animaciją
suprastų, kas ten vyksta ir jaustųsi ganėtinai patogiai. Taip, pagrindinės sustabdyto kadro stop motion animacijos rūšys. Tai yra objektų animacija, klijuojamoji animacija, lėlių, iškarpų, silueto animacija, lego animacija, smėlio arba grūdų animacija, tapybos animacija ir pikseliacija. Čia yra pagrindinės rūšys. Jų yra, aišku, daugiau, bet čia pagrindinės, kurios naudojamos. Ir aš kiekvieną iš jų trumpai apibūdinsiu, kad va šitoje vietoje galėtumėt susidaryti vaizdą, kaip galima ją padaryti ir kokius objektus galima naudoti, kad tą stop motion animaciją galima būtų padaryti. Pirmiausia, pradėkim nuo objektų animacijos. Čia mes galime naudoti bet kokius objektus, kuriuos turime šalia savęs namuose bet kur. Tai gali būti puodelis, gali būti dezinfekcinis rankų skystis, gali būti liniuotė ar tušinukas, ne? Gali būti bet kas, ką jūs turite. Kaip ir pavyzdžiuose, kuriuos įdėjau, turime segtuvą ir mandariną, ne? Ir 3 fotografijos padarytos, kaip mandarinas eina link segtuvo ir segtuvas jį valgyti pradeda. Nežinau kodėl, kokia čia istorija buvo šitų fotografijų, šitos animacijos padaryta, bet jeigu mes įdėtumėm vieną nuotrauką po kitos ir paspaustumėm play mygtuką, gautumėm, kad mandarinas eina link segtuvo ir pradeda valgyti jį. Kitas apačioje kairėje esantis pavyzdys, labai išpopuliarėjęs pastaraisiais metais animatorius, kuris irgi stop motion būtent daro animaciją, jis maistą labai dažnai gamina. Ir atradau vieną kadrą, pagavau iš jo animacinio filmuko, kur jo toks būdas ir yra, jisai pasiima realius objektus, tai yra daržovės, vaisiai, pradeda juos pjaustyti ir, sakykime, pasiima daržovę, uždeda peilin, padaro šitoj vietoj nuotrauką, mums atrodo, kad jau jisai ten pjauna ir sekančioj nuotraukoj jis išima tą vaisių, įdeda lego šiuo atveju detalę ir peilis jau būna šiek tiek įlindęs į vidų. Ir toliau ten vėl kitos nuotraukos daromos su tom pačiom lego detalėm ir tais pačiais vaisiais arba ten daugiau tų lego detalių prideda. Ir taip, mes darydami tas fotografijas suprantam ir matom, arba susistabdę, pause mygtuką paspaudę, mes matom, kad ten jisai tikrai nepjauna nei per tą lego, nei per ten tą daržovę arba vaisių. Bet mūsų akys, kai paspaudžiam play mygtuką, nepagauna to perėjimo gražaus, tiksliau pagauna kaip tik tą perėjimą, kurio mes nematom, tiksliau kurio net nėra. Ir dėl to mes įsivaizduojam, kad kai jisai perpjauna, ten vietoj to kyvio atsiranda būtent ta lego detalė. Kitas pavyzdys, įdėjau gifą, kuriame galima matyti, kaip raketa padaryta, jog pakyla. Tai raketa padaryta iš kartono, galima sakyti, ir čia tiesiog yra vatos kamuoliai, jų vis daugėja ir čia kiekvienas kadras, jeigu pasižiūrėtumėt, galima pamatyti, kad ten nuotraukos tiesiog viena po kitos eina. Ir tiesiog raketa kyla į viršų, gal čia sustabdysiu. Ant šitose vietose gali būti kokia nors viela padaryta arba iš viršaus su siūlu žilka kokia nors nepermatoma. Kelti tą raketą, kad jinai pakiltų šiek tiek į viršų ir apačioj daugiau vatos pridėti ir nufotografuoti kadrą. Mes jau turėsime jau vis putų, tą visą dūmų, didėjantį vaizdą. Tai objektų animacija, jinai dažnai labai pasitaiko, ji su mūsų realiais objektais kuriama. Toliau klijuojamoji animacija, modelinas, plastelinas, molis ir panašios materijos objektai. Ypatingai senoji animacija, amerikiečių senoji animacija labai dažnai buvo kuriama būtent su klijuojamąja stop motion animacija. Pirmasis lietuviškas filmas 1910, jeigu neklystų metais, pavadinimo neprisimenu, kažkas su žiogais buvo, bet pavadinimo tikslaus neprisimenu, irgi buvo darytas klijuojamosios animacijos metodų, stop motion klijuojamosios animacijos metodų. Tai realiai atlikimo metodas yra toks pat kaip ir visų kitų stop motion animacijų, tiesiog skiriasi pati materija.
Čia klijuojamoji animacija, lėlių animacija, kuri bus sekanti. Gali, pavyzdžiui, klijuojamoji animacija turėti tik tai lipnias materijas, tai modelinas, plastilinas, molinis ir taip toliau. Gali būti griaučiai. Griaučius sekančioje skaidriai pamatysit, kaip atrodo. Tai gali būti ant tokių formų lipinami objektai, tiksliau tie moliai visi, kad galim būtų juos lengviau manipuliuoti, su sąnariais visais ir panašiai. Tai mes galime ten jau paskui jau valdyti juos labai gražiai. Galima to ir nedaryti. Gali būti tai tiesiog molis, kaip šituose pavyzdžiuose. Ir judinti tą molį paskui, kad jisai ten jau galima tą vaikščiojimą būtų padaryti. Arba kaip pavyzdyje yra tokie, pažiūrėkite dabar, jeigu sustabdau, čia jisai iš naujo pasidaro. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsim, gaunasi kiekvienas kadras fotografuojamas atskirai. Ir jeigu sustabdysiu, kur širdelė gaunasi, pamatysit, tiesiog padaryti iš molio kažkokios tai juostos padarytos, pasuktos, daugiau plastilino, atsiprašau, daugiau įsideda, vėl pasuka visą ten, sakykime, ant spalvoto popieriaus kokio padėto, kad nereikėtų visų plastilinų sukti, spalvoto popierių šiek tiek pasuka, dar prideda, dar pasuka, dar prideda ir kiekvieną kartą nufotografuoja. Ir mes gauname dėl to, kaip sudedam visas tas nuotraukas, gauname, jog sukasi, ten paskui padaromi širdelį gaunasi. Tai žodžiu, viskas šitoje vietoje nuo mūsų priklauso, ką mes ten norime jau padaryti. Bet, žodžiu, daug klijavimo, daug limpančių rankų nuo molio plastilino ir mes turime klijuojamosios animacijos metodą. Lėlių animacija. Štai taip atrodo griaučiai. Vieni iš griaučių. Dabar, aišku, jau profesionaliose studijose yra jau tokių labai įmantrių griaučių, kurie netgi raumenų judesius gali imituoti, atkartoti, padaryti, kad tiesiog tarkim, mano galva būtų lėlė, paimtų žandikaulį ir paslinktų į apačią ir prasižiotų lėlės burna, raumenų visa, ten pasikeistų visi raumenys. Tačiau, netgi tokių lėlių yra. Anksčiau šiek tiek būdavo taip. Yra kažkokie tai metaliniai griaučiai. Dėl ko tie metaliniai griaučiai? Aš juos padidinsiu. Dėl to, kad čia šitose vietose yra sąnariai. Uždedamos tam tikros formos iš materijos bet kokios. Gali būti medis, gali būti plasmasė, gali būti tas pats molis, metalas, bet kas. Uždedamos formos ir per tas vietas, kaip sąnariai žmogaus kūne, mūsų objektas gali lankstytis. Ir mes daug tokį laisvesnį objekto valdymo metodą gauname. Jis taip atrodo neaprengtas, štai taip atrodo aprengtas. Kaip matot, nebūtinai turi tos detalės baigtis tiksliau ties sąnariais. Čia iš tos pats džinsas, kita rūbo materija gali būti kaip normalus rūbas. Čia dešinėje pusėje taip atrodė ir atrodo iš tikrųjų veidai. Ne tik veidai, būna visos kitos detalės lėlėse. Čia nereikia bijoti, ne taip, baisiai atrodo, bet iš tikrųjų taip būna padaroma dėl to, kad dėl emocijų, kaip matot, ne? Tai tas pats su veidais, tas pats su plaukais, rankom, kojom, pilvu, kaklu, bet kuria dalim, kurią reikia pakeisti. Jeigu tik tai norim, kad mūsų veikėjas turėtų kitokią emociją, veidas nuimamas, uždedamas kitas veidas, nufotografuojama, rankos, kojos, bet kas, ką reikia pakeisti. Ar žmogus ranką būtų ištiesęs, ar suspaudęs, ar vieną pirštą rodytų. Kiekvienas objektas turėdavo savo dalį. Paskui atsirado sąnariai, jau galima lankstyti, iš kitokios materijos padaryta ir panašiai. Čia viršutinėme pavyzdyje mes matome du tokius dalykus, kuriuos galima naudoti. Tai pirmasis yra green screenas. Irgi visai ganėtinai toksai naudingas metodas, netgi su spalvotu popierium galima tą patį pasidaryti. Užsidėti spalvotą popierių, jisai kaip žalias ekranas atrodys ir paskui galima bus jį panaikinti per video programą ir uždėti, kad ten, sakykime, sninga lauke
kokį nors video uždėti, kad ten gražu labai, ne? Arba kosmose tas jų veikėjas skraido. Čia šitoje vietoje ir va šitame pavyzdyje, pirmame, kur rodžiau, yra metalinė konstrukcija laikiklis, kad mūsų veikėjas galėtų neparpulti. Tai vat ir tokie judesiai kaip bėgimas, kad jisai ore galėtų pakilti, arba kaip matricos, ne, kur ten lenkėsi, išvengia ko nors. Žodžiu, kad pusiausvyrą išlaikytų ir mūsų veikėjas neparpultų. Tai tokios metalinės konstrukcijos, kaip matot, jos labai labai panašios į pačio žmogaus konstrukciją ir jos tiesiog prilaiko mūsų modelį. Tai va, tai lėlių animacija labai brangus, apskritai stop motion yra labai brangus animacijos menas ir būtent jau geros materijos ir labai daug objektų eina, kad mes galėtumėm tai padaryti. Iškarpos. Viršuje įdėjau pavyzdėlį pačios animacijos ir kiek iškarpų buvo padaryta, tos pačios va, šitos katės šuoliui. Tai va tiek šitame video yra tiek nuotraukų, su tiek iškarpytų katės detalių padaryta. Tai va ir padeda vieną katę, nufotografuoja, šiek tiek paslenka, perkelia kitą katės iškarpą, vėl nufotografuoja, vėl nufotografuoja ir vėl nufotografuoja. Pietų parkas, nežinau, kiek iš jūsų esate šitą animacinį serialą matę, jisai jau ganėtinai senas yra, kaip senas, jis ir naujas, vis dar kuriamas. Tai Pietų parko animacinis filmas, jo pati pirmoji serija ar pirmas sezonas, pirmoji serija, tai tikrai gal ir visas pirmas sezonas buvo darytas būtent su iškarpų animacija. Tai kaip matot, kaip viskas atrodė. Vėlgi, daug kepurių, daug emocijų, daug akių, antakiai tie patys ir panašiai. Tai pasidėjo kažkokią sceną pasidarė, išsikarpė iš spalvoto popieriaus objektus, susidėjo viską. Viršuje buvo fotoaparatas pritaisytas, kuris fotografuoja apačią ir kiekvieną kadrą nufotografuoja su pincetu, kaip ir čia, sakykime, su pincetu nuima burną, padeda į šoną, paima kitą burną, kuri kitaip iškarpyta, uždeda ant tos pačios vietos, vėl fotografuoja. Ir vėl burną pakeičia, vėl fotografuoja, vėl pakeičia, vėl fotografuoja. Ir taip gauname, kad jisai kalba tas veikėjas. Tai Pietų parko pačią pirmą seriją kūrė pusę metų. Jos trukmė buvo ar ne 20 minučių. Tai mes čia su mokiniais kažkada skaičiavom, kad ar ne 16 000 fotografijų reikėjo sukurti pirmai serijai šito serialo. Tai va, tai nenuostabu, kad pusmetį kūrė, aišku, reikėjo scenarijų parašyti ir panašiai. Tai va, tai čia spalvotas popierius, kartonas ir panašios materijos. Silueto animacija labai labai panašu, tiksliau, tas pats netgi, kas yra ir iškarpų animacija, tik tai, kad mes čia turime juodai baltą ir siluetus. Tai va, nebūtinai ant balto fono juoda viskas gali būti ir ant juodo fono baltos iškarpos. Tai niekas nesiskiria, tik tai, kad mes juodą baltą turime. Paįvairinimui galima įdėti foną, kuris yra pilkas, išblukęs šiek tiek, gali būti ir toks dalykas. Tai jau čia nusipiešti šitus dalykus reikėtų arba irgi išsikarpyti, kad čia suteiktų tokio kontrasto arba fono jūsų animacijai. Lygiai tas pats yra ir klijuojamojoje spalvotoje animacijoje. Lego animacija. Prie Lego anksčiau dar buvo priskiriama ir veiksmo figūrų, tokių, sakykime, kaip amerikietiškų imtynių lėlių arba Arnoldo Schwarzeneggerio lėlės iš kokio nors ten filmo, nežinau, Terminatorius lėlės, nežinau, gal dėl autorinių teisių šitas dalykas buvo, bet dabar kol kas liko tik tai Lego. Lego labai populiaru irgi dėl pačios Lego gausos, tai čia yra irgi atskira stop motion animacija. Matot, atlikimo keli būdai netgi šitoje vietoje yra padaryti, tarkim, lenktynės filmuojamos. Padėtas trikojis, fotoaparatas pritaisytas prie trikojo ir čia, jeigu neklystu, ne stop motion studio programa, kitokia kažkokia yra įjungta ir tiesiog fotografuoja. Nufotografuos, fotoaparatą ant trikojo šiek tiek paslinks atgal, automobilius šiek tiek link savęs, čiut labai nedaug, aš čia per daug padariau, labai nedaug paslinks ir vėl fotografuos, vėl viską atgal, fotografuoja ir taip gaunasi.
Čia irgi gali atrodyti ta scena didesnė šiek tiek, bet kiek kamera mato, tai yra svarbu. Aišku, čia truputėlį pataisyti reikėtų, gal šitose vietose dar uždėti po Lego irgi sieną, kad nesimatytų žmonių, bet jo, Lego. Pikseliacija yra darbas su gyvais žmonėmis. Tai kaip ir matot, gali būti šiaip labai dažnai atliekama tokiu metodu, koks yra viršuje, tiesiog irgi ant grindų išklota scena kažkokia, žmogus atsigula, lengviau jam vaidinti, kad jisai skraido. Supermeno, man atrodo, pirmasis filmas buvo netgi taip padarytas, bet bijau sumeluoti, netvirtinu šitų savo žodžių. Tai jo, gali būti taip, vėlgi iš viršaus fotografuojamas pats žmogus su scena, gali būti netgi taip. Yra vienas netgi filmas padarytas, kur vyras, man atrodo, jisai atsikelia iš lovos, išlipa iš jos, pasiima šluotą, kaip pat ir šitam pavyzdyje, pasiima, žodžiu, kad skraidytų jau ją, jis pašoka į viršų ir kaip jisai pašoka su ta šluota į viršų, yra fotografija padaryta. Žengia žingsnį mažą, vėl su ta šluota pašoka į viršų, vėl fotografija padaryta. Ir taip, sakykime, nuo namų iki Maksimos jisai taip nueina šokinėdamas su ta šluota ir paskui visas tas nuotraukas sudeda vieną po kitos ir gaunasi, kad jisai skrenda nuo namų iki Maksimos su šluota. Labai panašiai kaip šitam pavyzdėlėje. O čia irgi merginos tiesiog atsisėdo, susižvalgė ir kiekvienas jų pasislinkimas į vieną ar į kitą pusę yra nufotografuojamas ir viskas sulipinama, tos nuotraukos seka viena po kitos eina ir mes turime apsikeitimo animaciją. Net nesimato toj vietoj, kad jos tiesiog apsikeitė. Nepagauna žmogaus akis to. Smėlio ir grūdų animacija prieš paskutinį, man atrodo, tikrai taip. Tai čia jau prasideda, kad kruopštumo ir daug darbo reikia. Galima, dabar dėl ko parašiau, kad vienam kadrui pagaminti gali prireikti net kelių valandų. Čia ypatingai kalbama apie pirmąjį kadrą, kad jau ten padarytumėm kažką, kad iš to smėlio mums ten gautųsi vaizdas, vienragis drakonas, čia ugnis, tarkim, bet kas. O paskui jau po truputėlį keičiam ir fotografuojam, jau truputėlį mažiau laiko užtruktų. Gali būti naudojamos kažkokios papildomos detalės kaip čia, su smėliu imituojamas vanduo, žuvys, saulytė, debesėliai, bet žvejys kaip atskira detalė įdedama, kad jau išsiskirtų, kad kontrastas būtų šitoje vietoje. Bet vis tiek tai skaitoma kaip ir smėlio animacijos plus objekto animacijos junginys. Čia visiškai, galvau, pauzę paspaudžiau, čia visiškai jau yra smėlio animacija padaryta, iš apačios labai geras apšvietimas turi būti, kad smėlis su permatoma kažkokia tai lenta turėtų kontrastą ir mes galėtume matyti, kad iš tikrųjų ten smėlis yra animuojamas. Labai žmonės daug gražių dalykų su tuo padaro, ypatingai prieš kelis metus tai buvo labai populiaru. Bet čia labai daug kruopštumo reikalauja. Kalbant apie kruopštumą, mes turime paskutinę animacijos iš šito animacijos, tokių stop motion animacijos rūšių, paskutinę skiltį, kuri man asmeniškai yra labai baisi, nes čia yra tapyba. Ir aš įdėjau visus 3 pavyzdžius judančius, su galutinai baigtais jau stop motion animacijos, tapybos animacijos darbais, nes tiesiog įkelti kaip žmogus tapo, tai nebūtų to vaizdo. Ir įsivaizduokit kiekvieną šitą piešinį, kiekvieną judesį, kiekvieną sekundės dalį žmogus tapė arba iš naujo, naujam piešinyje, arba ant viršaus keitė viską. Kaip šitame pavyzdyje, jisai tą saulėlydį vis po truputėlį keitė, kad ten judesys gautųsi, laivą vis perkeldavo kažkur, kad gautųsi judesys. Nerealiai talentingo žmogaus reikia ir ne vieno žmogaus reikia, ne vieno tapytojo. Čia yra košmaras, čia baisu yra. Labai daug įgūdžių, labai daug darbo ir
labiausiai kantrybės reikia. Aš nebandęs šitos animacijos tapybos būtent, nenoriu pabandyti, nes tai užtruktų metus tikriausiai. Va, bet sėkmės, jeigu jums patinka save kankinti, tai šitas animacijos būdas kaip tik jums. Ir jeigu tapyti jums patinka. Taip, tai tiek iš pagrindinių animacijos būtų stop motion animacijos rūšių. Dabar kaip pradėti ir kaip daryti? Viskas yra labai paprasta. Pirmiausiai, bet kokią animaciją kuriant, jums reikėtų pasirašyti istorijos planą. Kas ten vyksta, kodėl vyksta ir pačią istoriją pasirašyti. Ką reiškia pasirašyti istoriją? Tai parašyti pasaką apie 3 paršiukus, tik tai ne apie 3 paršiukus, o apie tai, ką jūs norite parašyti. Tai turėtų būti kažkokia tai pasaka, 1-2 lapų, kiek jūs norite, bet turėtų būti istorija parašyta. Nuo ko prasidėjo, kokia buvo pačių įvykių raida, kas nutiko, kai problema buvo išspręsta, arba ten visi laimingai ir ilgai gyveno ir aišku pabaiga kokia. Bet kuria animacija turi turėti būtinai pradžią ir turi turėti būtinai pabaigą. Negali būti animacija tiesiog, kad kaip šitame pavyzdyje piešinėlyje, pingvinas tiesiog eina ir visą laiką jis eina. Mes turime žinoti, iš kur jis eina, kodėl jis eina, kur jis eina, ką jisai sutinka eidamas galų gale ir panašiai. Istorija yra labai labai svarbu, kad ir kaip galėtų tai skambėti, kad to dalyko nereikia, to reikia iš tikrųjų. Toliau galima dar kadruotę pasidaryti, bet galime praleisti šitą punktą. Sekantis būtų pasiruošti sceną. Tai ką reiškia pasiruošti sceną, modelius ir foną? Tai reiškia, kad jeigu jūs darote klijuojamąją animaciją, tai tada jums reikia visus modelius pasidaryti iš plastilino. Jeigu jūs darote, sakykime, silueto arba su popieriais kartono animaciją, išsikarpyti viską reikia. Jums reikia pasiruošti visas detalės. Nuspręsti, trečias punktas, nuspręsti, kur ir kaip bus pritvirtintas fotoaparatas. Tai arba fotoaparatas, arba telefonas. Parodysiu vieną programą, kurią šiaip visą laiką rodau su stop motion, kas dirba su telefonu, labai patogu naudotis ir ganėtinai jinai, paskui pamatysim. Tai va, tai nuspręsti, kaip ir kur bus pritvirtintas. Galima naudoti paprastą trikojį, galima naudoti įmantrų trikojį, galima naudoti tai, ką jūs paskui pamatysit, ką aš buitinėmis sąlygomis padariau namuose. Ir toliau prasideda darbelis jau, kuris, kartuojasi visą laiką tas pats. Nufotografuoti sceną, padaryti mažą pakeitimą. Vėl nufotografuoti sceną, padaryti kitą mažą pakeitimą. Dar kartą nufotografuoti sceną, padaryti dar vieną mažą pakeitimą. Ir taip daryti viską, kol viskas baigsis. Kol baigsit savo projektą. Ir realiai viskas. Stop motion baigėsi šitoj vietoj, jo darymas visas baigėsi. Nebent norite viską apdirbti video programą. Tada jau, kiti dalykai prisideda, bet galima viską ir tiesiog pasidaryti su telefonu. Programos dabar kokios yra. Jeigu telefone tinka ir Androido, ir obuolių naudotojams, tai viena iš jų yra Power Director. Kita, kuri man asmeniškai patinka, yra Stop Motion Studio. Jos abidvi ir kompiuteryje šitos programos ir šitos dvi, jas galima naudoti nemokamai, bet jeigu ir ten nusipirksite, sakykime, licenciją arba Pro programos versiją, jūs gausite tiesiog daugiau funkcijų. Kaip pavyzdžiui, jeigu Stop Motion Studio nusipirksite licenciją, tada nepasakysiu tiksliai, kiek jinai kainuoja, bet ten iki 10 eurų. Tai jūs tada galėsite fotografuoti ne tik HD formatu, bet ir 4K formatu. 8, man atrodo, K netgi yra. Žodžiu, visokių tų formatų yra. Ten visokių užblankinimų yra, visokių ten visko yra. Nemokamai versijoje yra, bet mažiau. Iš bazinės pusės pilnai užtenka. Kompiuteryje šitos programos, jos yra labiau skirtos apdirbti
visas nuotraukas stop motion. Bet jeigu stop motion studijoje yra dirbama, tai galima iš karto filmuką pasidaryti. Tai nereikia ten nieko apdirbti, nebent nori ten su spalvom pažaisti. O šiaip video programos ir kartu stop motion apdirbimo programos yra viena iš jų Filmora, kita ta pati stop motion studio, tik tai kad kompiuteryje. Čia įdėjau hiperlinkus, tai įspaudus Ctrl klavišą ar paspaudus kairį pelės, nukels jūs į tos programos parsisiuntimo tinklalapį. Animuoto programa, ji tokia labiau irgi prie animacijos labiau skirta, bet irgi nemokama versija turės vandens ženklą. Tai reiškia, kad jeigu jūs eksportuosit savo animaciją į video, ji turės kažkokį tai simbolį, kuriame bus parašyta, kad jūs su ta programa būtent darėte tą savo darbą. Ir šitoje vietoje aš padariau tokį stop motion studio, kaip pradėti ir kur viską rasti. Yra 7 žingsniai, kaip įsijungti šitą programėlę. Tai aš irgi ją turiu pas save, dabar tuoj įsijungsiu stop motion studio. Įsijungiau, pas mane ji yra. Tai pirmas žingsnis, kai įsijungiam programą, yra štai šitas, kad čia visi būna filmukai, kuriuos mes esame sukūrę ir paspaudžiam New Movie. Tai va, New Movie pas mane, klik, paspaudžiu. Iššoka antras žingsnis, kuriame mes kažkas kito. Viskas gerai, iššoka antras žingsnis, kuriame mes galime nusistatyti bazinius formatus. Tai šitoje vietoje, ką mums reikia padaryti, tai dažniausiai paspausti fotoaparato šitą ženkliuką, kuris, dabar aš irgi jį paspausiu, pasirado, save matau, atsirado trečias žingsnis, ne? Trečias žingsnis čia, kaip ir visose fotokamerose, mes galime nufotografuoti kažkokį objektą. Šitoje vietoje yra šita slankymo juosta. Čia įsijungia tokia funkcija pavadinimu svogūno lukštas, lietuviškai jeigu kalbant, arba onion skin. Ką ji padaro? 4 žingsnėje mes galime matyti, ką jinai padaro. Jeigu mes, tarkim, nufotografuojame liniuotę, yra įjungtas onion skin, tai kai paslinksim liniuotę šiek tiek, mes permatomai matysim, kur liniuotė buvo prieš tai. Tai kaip ir šitame pavyzdėlėje, kur su čia skylamušis, man atrodo, ar segtuvas, kažkoks prietaisas, jis buvo nufotografuotas šitoje vietoje, jį paslinko link ten, bet mes matome, kad jisai buvo nufotografuotas čia. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime taip normaliai jau pasižiūrėti ir tuos judesius nepadaryti nei per didelius, nei per mažus. Aišku, priklauso nuo to, kaip mes norime, kokio dažnio, kokio greičio tie judesiai būtų. Tai bet šitoje vietoje mes galim judinti. Tai kad įsijungtumėm tą onion skin, reikia ties viduriu šitą burbuliuką padaryti. 4 žingsnis būtent apie tai kalba. 5 žingsnis yra tai, kad nufotografuota, mes galime matyti visus kadrus, kurie yra nufotografuoti, paspaudę ant šitos, tiksliau sustabdę savo fotografavimą, paspaudę atgal ir mes matysime visas nuotraukas, kurios yra padarytos. 6 žingsnėje, jeigu jis atsiras, jeigu paspausime ant šitos į kairę pusę rodančios rodyklės, mes visus matysime vėl savo video padarytus, galėsime pasirinkti kažkurį, paspausti select ir tada jį išsaugoti, sakykime, kaip filmuką, kaip gifą arba visas nuotraukas tiesiog išsaugoti. Čia iš bazinės pusės yra, kaip naudotis šitą programą. Bet yra vienas dar labai svarbus dalykas, kuriant stop motion animaciją. Aš tikiuosi, kad labai triukšmo jums nesigirdi lauke, nes sirgaliai labai triukšmauja eidami per Laisvės alėją. Tai yra toks labai vienas svarbus dalykas, toks laikrodukas. Jis štai šitas yra. 4 piešinėlyje matosi. Paspaudus ant šito laikroduko, jums iššoka štai tokia juosta. Čia jūs galite nusistatyti, kas kiek sekundžių jums automatiškai darys nuotraukas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš nusistatau, tarkim, 3 sekundės,
3 sekundės. Paspaudžiu done. Ir paspaudęs ant fotografavimo, žiūrėkit, užsikrauna, nufotografuoja. Automatiškai vėl kraunasi, fotografuoja. Taip galima padaryti automatinį fotografavimą ir jeigu ten nusistatysit kas 10 sekundžių, jūs tiesiog nufotografuoja jums nuotrauką, per 10 sekundžių jūs galite paimti, spėti, paslinkti šiek tiek tą savo veikėją arba ten sąnarį kokį nors jo perkelti ir automatiškai nufotografuos. Šitas dalykas yra labai svarbus tada, kai jūs turite pasidarę savo sceną. Viršutinėme pavyzdyje galite matyti, kaip namų sąlygomis profesionaliai atrodo padaryta būtent stop motion fotografijos ir animacijos kūrimo scena. Tai yra apšvietimas, ant trikojo padėta kamera ir čia, nežinau, kas čia yra, kažkoks prietaisas tikriausiai, kuris irgi yra fotografuojamas. Labai gražiai padarytas nuvažiavimas toksai su būtent segtukais irgi, toksai buitinis, bet labiau profesionalus. Toksai kaip ir scena tokia profesionali padaryta. Apatinėje nuotraukoje tai yra apie ką aš kalbėjau pačioj pradžiai. Vakar šitą nuotrauką dariau, netgi matosi mano kompiuteryje šita būtent skaidriai jungta be apatinės nuotraukos, be šitos nuotraukos. Tai ką, aš padėjau kolonėlę savo, vienoj pusėje šiukšlinė padėta, kitoj pusėje skrudintuvienė, indelis ir kažkoks tai prietaisas horizontaliai paguldytas. Šiuo atveju tai buvo dovanų popierius, nedėkit dovanų popieriaus, nes jis sukasi ir telefonas gali nukrist. Ačiū Dievui, nenukrito. Bet ką aš norėjau šitą nuotrauką parodyti, kad galima bet ką naudoti, bet kokį objektą naudoti, jeigu jūs norėtumėt padaryti nuotraukas iš viršaus. Aišku, reikia susidėti viską tvirtai, kad jūsų fotoaparatas nejudėtų. Labai gerai tiktų kokios 2 labai lygios liniuotės, ant jau pasidėti galima būtų. Aišku, vėlgi, kai fotografuosit, kai pasidėsit, nepadarykit tokio dalyko, kad matytųsi jūsų ta struktūra, ant ko padeda, tarkim, liniuotė taip matytųsi. Tada vėlgi bus problema. Bet galima naudoti bet ką namų sąlygomis, kad mes galėtumėm struktūrą pasidaryti. Ir tą pačioje aš padėjau žalsvą popierių, Iron Mano Lego statulėlę ir Pokemoną kažkokį ten namuose radau netyčia. Jeigu norite fotografuoti ne iš aukšto, ne į apačią, o, sakykime, į šoną, puikiai tinka, kad ir pats pigiausias, pats paprasčiausias trikojus, tarkim, toks, ne? Pasidedam trikojį, nejudinam jo, jis mums stabiliai stovi, svarbiausia yra nejudinti kameros. Sujudinsit kamerą, tada pasikeis visas vaizdas ir gali būti, negražiai gali atrodyti. Tai tiesiog tai norėjau parodyti. Žinokit, labai juokinga buvo, kai šitą dariau, bet ačiū Dievui pavyko. Ir patarimai realiai darbai būtų pagrindiniai tokie, kad nereikia skubėti niekada, ypatingai su idėjos galvojimu. Kadangi jūs darysite pagal lietuviškas pasakas viską, tai ta idėja gal būtų labiau kaip išpildyti visą, kaip paruošti modelius, kad būtent tam tikra pasaka galėtų būti gražiai atvaizduojama. Bet vis tiek neskubėti, geriau pasitikrinti, pasižiūrėti viską, pasiruošti visus modelius savo, kad jie tobulai atrodytų ir geriau į šitą vietą daugiau darbo skirti. Suanimuoti visą laiką spėsit, bet pats pasiruošimas pačiai animacijai, mano manymu, yra sudėtingiausia dalis. Ir antras patarimas iš linksmos mergaitės, tai iš karto užsirašyti net ir mažiausias mintis. Labai geras patarimas yra ir aš jo nesilaikau, bet labai noriu pradėti ir labai jums rekomenduoju pasidėti prie lovos, kurioje miegate, užrašų knygutę. Ir kartais būna, atsikeliam
vidury nakties arba ryte, arba einant jau miegoti, kokia nors geniali mintis dėl animacijos šauna į galvą arba dėl bet kokio kito darbo ir ryte prisiminsiu, tikrai ryte prisiminsiu, užsirašysiu ir neprisimeni ryte ir nieko neužsirašai ir dingsta ta mintis ir bandai paskui ją prisiminti, nieko tu neprisimeni. Tai gerai labai yra turėti tokį dalyką. Arba įprotį į telefoną viską užsirašyti, nes tikrai pusė jūsų miega su telefonu apsikabinę lovoj, galit nemeluot man. Tai būtinai užsirašyti mintis. Nesvarbu kokias, ar tai būtų animacijos idėja, ar tai būtų atlikimas, ar tai kaip ten sujungti kokią nors detalę su detalė. Bet ką, užsirašykit. Nepakenks tikrai. Tikrai padės kada nors. Ir iš tokių, va šito pikto dėdės patarimai būtų, kad nesinervuoti, jeigu nepavyksta, nes antrą kartą tas pats darbas pasidarys dvigubai, gal net trigubai greičiau. Puikus pavyzdys, pas mane mokinys dirbo pirmą projektą 6 valandas darė, paskui padarė per 2 valandas, tai tą patį projektą, tai visai gerai jam sekėsi. Taip, tai būtų iš šito dėdės patarimas toks. Ir tikriausiai aš manau, kad jau šitoje vietoje pabaigsiu. Būtų iš tikrųjų labai smagu sulaukti klausimų iš jūsų. Nežinau, ar padėjau, ar šitoj vietoj supažindinau jūs su stop motion animacija, tikiuosi, kad taip. Bet norėčiau iš tikrųjų gal kokį klausimą gauti, jeigu įmanoma. Ai, aš per YouTube galiu įsijungti, man atrodo. Aš nebuvau įsijungęs per YouTube. Su klausimais, man atrodo, gana sudėtinga yra klausimas dėl skaidrių. Ta prasme, ar aš jomis, koks klausimas dėl skaidrių? Ar galima naudotis ir ar bus galimybė gauti skaidrę? Žinoma. Čia tik dėl jūsų aš jas dariau, tai aš jums jas ir galiu duoti. Jeigu tik jos jums yra naudingos, tai žinoma, aišku, yra naudingos, yra programų nuorodos, bet tas programas galima tiesiog į Google įsivedus rasti. Bet žinoma, man negaila. Aš tai norėčiau paklausti, bet jūs ką rekomenduotumėt vaikam, kokį būdą pasirinkti, kuris būtų lengvesnis, kuris būtų sunkesnis? Lengviausias būdas tai iš tikrųjų būtų nieko nedaryti, tai reiškia, kad objektų animacija, nes nereikėtų pačių objektų, reikėtų tik tai idėją sugalvoti, pats sunkiausias būtų momentas, reikėtų sugalvoti idėją, kokius objektus reikėtų naudoti, kad ta animacija būtų padaryta, kad bent jau mes eitumėm su tais objektais link to rezultato, link kurio mes norime eiti, kad žirgą kokį pavaizduoti. Iš kur mums gauti tą žirgą? Statulėlę galim kokią nors pasimti žirgo, ne? Ten laikrodis būna, ar ten šituose turguose būna tos dėžutės, kur ten už eurą, ten gyvuliukų visokiausių galima rasti. Kodėlgi ne? Tai yra objektas, kurio reikia mums, tai gali būti panaudojamas. Padedam, nufotografuojam, pastumėm, padedam, nufotografuojam. Jisai neturės sąnarių, jis nejudės ten jo atskiros kūno dalys, bet jis pats judės ir ten bus gyvūnas ar bet koks objektas, kurio mums reikia. Čia būtų lengviausias, aš manau, nes, sakau, nereikėtų daryti pačių objektų. Paskui, kai jau prasideda, kad mes turime darbą, jau kad reikėtų pradėti kurti pačias medžiagas, apkarpyti, sulipinti ir panašiai. Galvoju, gal kad iškarpų ir Lego animacijos būtų lengvesnis momentas. Žmogaus animacijos su žmogumi, tai vėlgi yra tikriausiai daugiau juoko būtų negu pačios animacijos, nes labai žmogui susikaupti reikia, kad jisai galėtų vaidinti, net ir fotografijai.
Aišku, pati sunkiausia yra lėlių animacija, tiksliau viena iš sudėtingesnių yra lėlių animacija, čia jau profesionalis rytis eina. Klijuojamoji irgi, kaip mes ją išpildysim, nelygu. Jo, šiaip gali būti, kad objektų animacija yra pati lengviausia. Ir aišku, aš dar nepaminėjau apie garsą, bet čia tikriausiai vėliau apie garsą galėsiu papasakoti, bet stop motion animacijai yra labai labai svarbus garsas. Nu, bet kurio animacijoje yra garsas labai svarbus. Čia tas pats, kas filmą be garso žiūrėti, tai čia irgi tas pats yra. Animacija be garso žiūrėti. Animacija be garso yra niekas. Nežinau, atsakiau tikriausiai į klausimą. Aš dar norėčiau paklausti, kad įsivaizduotų, kiek laiko, nu, pavyzdžiui, mes plastelininę animaciją nedarome, lipdam iš plastelino, kiek reikėtų laiko, kad nusifilmuoti, nusifotografuoti, sumontuoti ir padaryti animaciją iš plastelino? Labai sudėtingas klausimas iš tiesų, nes vėlgi mes turime atsižvelgti į tai, kokio detalumo bus figūrėlis. Kur čia tas mūsų plastelinas? Čia. Kokio sudėtingumo bus figūrėlis? Kaip jūs jas animuosit? Tarkim, jeigu turime tokią animaciją, tai čia nėra labai daug to daryta plastelino. Tiesą sakant, plaukai, akys ir burnos yra nupieštos. Čia nėra plastilinas. Ir visos veido emocijos. Ir rankos, kojos ir širdutės tie efektai irgi yra nupiešti kompiuteryje. Čia iš plastilino yra padaryta tik tai pati širdelė ir bulvių forma, pavadinkim bulvėmis tuos objektus, žvaigždutė, dešrelė ir panašiai. Visa kita yra nupiešta. Tai šitą realiai, ką žinau, neskubant per dieną galima būtų padaryti. Manau. Per 2. Jeigu labai neįdomu ir žmogus yra priverstas padaryti jį, tai per savaitę gal. Jeigu taip, čia 2 dienos kažkur, tai jau taip būtų gerai. Jeigu mūsų veikėjas yra, sakykime, kaip toks, viršuje, aš pamiršau jo vardą, jisai ganėtinai populiarus, man atrodo, yra, tai jau šiek tiek reikėtų, vėlgi, kaip jisai animuosis. Jeigu mes lankstysim jo koją, kad jinai nenulūžtų, nes visgi plastilinas gali slūžti netyčia, tai reikėtų vėl į tai atsižvelgti ir labai atsargiai jį judinti. Animacija daug greičiau, bet kuri animacija, daug greičiau darosi tada, kai yra parašoma istorija ir pasidaromas planas, kaip mes galime animuoti ir ką mes norime animuoti. Kaip animuosim, ką animuosim ir su kuo animuosim. Tai va. Gali taip atrodyti nerealu. Atsiprašau. Gali tai atrodyti nerealu, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Istorija labai pagreitina procesą. Va, tai jeigu filmuko trukmė 5 minutės, tai visas procesas, ką žinau, 1 mėnesių gali užtrukti. Vėlgi, kiek tų fotografijų vienoje sekundėje mes turėsim, neaišku. Labai reikėtų pasidaryti planą, pagalvoti apie tai, pasižiūrėti skirtingus variantus, kaip atrodo su 8 kadrais per 1 sekundę, 12 kadrų per 1 sekundę, 15, 24, kaip atrodo pati animacija, tada pagalvoti, kurios mes animacijos norėtumėm, tada paimti, pasižiūrėti, kokią tą pasaką mes animuosim, panašiai pagalvoti, kiek reikėtų laiko užtrukti, kad mes galėtumėm įvardinti. Šiaip labai geras toks būtų, jeigu, sakykime, turim kokią nors pasaką ir mes ją visą norėtumėm suanimuoti. Labai galima pasižiūrėti taip, kad įsijungti laikmatį ir tiesiog neskubant
paprastu, normaliu, kasdieniniu skaitymu perskaityti tą pasaką. Ir panašiai tiek laiko turėtų užtrukti pats filmukas. Jeigu mes visą pasaką pasakosim, jeigu prašoksim tam tikrus epizodus, tai jau čia nuo mūsų priklauso. Va. Ir tada tą skaičių padauginti, tą laiką padauginti iš tam tikro kito skaičiaus, kiek kadrų mes per sekundę norim tų fotografijų padaryti. Ir jo, aš labai plačiai klausimus atsakau šį kartą. Nežinau, kodėl. Mes labai džiaugiamės, kad labai plačiai atsakote. O žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu yra plastilinas, tai reikia turėti įvairių rankų padarytų, galvos išraiškų, ar mes tą pačią galvą imam ir tiesiog ją kažkaip modeliuojame, ar tiesiog geriau būtų daug turėti rankų, daug kojų, daug galvų, daug rūbų. Kaip kad būtų liktai ta pati figūra, kad išlaikyti tą patį veidą, tą patį, aukštį, storį, kiek reikia pasidaryti pagalbinių kažkokių galūnių ar ką nors. Gerai, aš pabandysiu atsakyti galvodamas realistiškai. Tai ir iš klausytojų pusės, kurie galvoja animuoti būtent su plastilinu. Tai sakykime, kiek reikėtų. Sakykime, jeigu mes turim veikėją, tarkim šitą žiurkėną, ne? Ir norim išlaikyti jo aukštį, jo visą struktūrą galvos ir panašiai. Tai aš nenoriu to sakyti, bet jo, reikėtų gal turėti daugiau negu vieną galvą. Bet vėlgi, jeigu mes turime daugiau negu vieną galvą, tada reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad nereikėtų visiškai tobulai pritvirtinti galvos prie kūno arba kaklo. Tai reiškia, kad nereikėtų sulieti tų plastilino dalių, nes tada bus labai sunku išskirti jas. Va. Lėlių animacijoje, kai yra daromi jau iš kitų materijų, tuos pačius 3D spausdintuvus dabar žmonės turi ir tikrai dažnai naudoja juos, kitas liejimo technologijas ir panašiai, tai yra šiek tiek paprasčiau. Aišku, tai kainuoja, bet yra paprasčiau. Su moliu ir plastilinu reikia labai daug kantrybės ir kruopštumo šitoj vietoje reikia, jeigu jūs norite turėti skirtingas emocijas, kad veikėjas būtų užsičiaupęs, prasižiojęs. Nebūtina, jeigu veikėjas yra užsičiaupęs ir norite padaryti, kad jisai prasižiojęs, nereikia kiekvienos ten tų 3-4 žingsnių nereikia padaryti. Užtenka, kad jisai būtų užsičiaupęs ir ten prasižiojęs. Ir gal neapsikrauti šitoj vietoje. Va, tarkim, tokia burna užsičiaupus ir tokia burna prasižiojus. Ir tada galima iš karto nufotografuoti nuo vienos prie kitos. Bet jo, šitoj vietoj čia labai daug kruopštumo būtų. Aišku, jeigu būtų naudojamos, kaip prieš tai, kad minėjau, tos irgi struktūros, kai keičiam veido žandikaulio, sakykime, ten pražiodinam savo veikėją ir pati oda ten prasižiodina, tai tada būtų gal biški paprasčiau, bet šitoj vietoj, tai plastilinas. Nėra ką pasakoti iš tikrųjų, nes jeigu norim padaryti emocijas, mums reikia turėti arba labai daug kantrybės ir sulūžusias vietas užpildyti su nauju plastilinu, tarkim, arba modelinu, arba pasidaryti kitas galvas, kitas rankas. Vėlgi, šitoj vietoj siūlyčiau nedaryti labai detalių pirštų, padaryti, sakykime, gal
tiesiog rankas, ne kumščius, rankas, tokias, ne, gal būtų laisva forma ranka, tai, va, sakykime, jinai būtų tokia neištiesta visiškai, nei suspausta, laisva forma, tada galima, laisva forma panašiai taip atrodo, tada galima įdėti ir kardą kokį nors, atrodys, kad jisai beveik yra paėmęs jį. Tai, jo. Labai sudėtingas klausimas, labai sudėtinga jį atsakyti, nes aš žinau, kad atsakymas iš tikrųjų yra labai didelis darbas. Dėl to sunku atsakyti. Dar aš norėčiau paklausti, jūs dabar kalbėjote daugiau apie figūras kažkokias, ne? O ką daryti su aplinka? Ar, pavyzdžiui, siūlytumėt jau naudoti kompiuterį ir kompiuteryje kažkokiose programuose kurti? Ar reikia pasidaryti tą aplinką kiekvienai scenai kitą iš pagalbinių tų medžiagų, iš kartono ar iš kažko? Tai vat, kaip sukurti tą, kas yra už veikėjų? Abu variantai yra tinkami. Abu variantai yra tinkami, tiek yra tinkamos nuotraukos, tiek yra tinkama dirbtinai sukurta aplinka, tiek yra tinkama kompiuterė sugeneruotas vaizdas. Nesvarbu. Atsakykime, šitoje vietoje, vidurinėje nuotraukoje, šito veikėjo, palaukit. Va, čia yra padaryta jau čia profesionalus animacinis filmas yra padarytas. Tai visuose iš tikrųjų, man atrodo, 5 variantuose yra sukurta, čia gal viršutinėme šitam gal tikra nuotrauka įdėta, bet šiaip šituose 4 tikrai esu įsitikinęs, kad aplinka yra sukurta studijoje. Ta aplinka atrodo, jos būna labai didelės. Pabandysiu gal, kol kai sekantį klausimą užduosit, pabandysiu surasti, kaip atrodo ta aplinka. Bet vėlgi, mes darome namų sąlygomis. Galima pasidaryti patiems tą foną. Galima pasidaryti, sakau, įsidėti nuotrauką, tarkim, kur čia dabar buvo, realioje aplinkoje, ne, darytas stop motion animacija. Čia irgi gali būti tiesiog taip. Galima nusitapyti netgi, nusipiešti ant popieriaus lapo ir prisidėti prie sienos ir jisai bus kaip fonas. Kodėlgi ne? Galima. Foną galima pasidaryti bet kaip. Va čia, pavyzdžiui, nupiešta pilis yra, kuri fone, ta pilkoji. Ne šita juodoji, o pilkoji. Ten piešta viskas yra. Čia stalas netinka. Čia iš Lego irgi, va, šitos Lego, o pati trasa, ką žinau, tas vaikystės kilimas su ten, kur turėdavo su trasom ir panašiai, su tais keliais. Čia fonas iš pačių Lego padarytas, viskas tvarkoj. Čia va, žmonės, kur animuojasi, fonas iš spalvoto popieriaus sukurtas ar kitų medžiagų. Čia irgi vata gal numesta debesėlė atrodo. Fonui interpretuojam kiek tik tai įmanoma, iš tikrųjų. Šito vaikų atveju tai fonas galėtų būti lengviausia būtų pasidaryti jį nusitapius, nusipiešus. Raidelės, dažai, flomasteriai, pieštukai, bet kas. Lengviausia būtų. Arba su kompu įsidėti nuotrauką programai. Dabar pagalvojau, jeigu, sakykime, scena kokiam miške daroma, galima užsidėti kokį spalvotą popierių, išsikarpyti medžius iš spalvoto popieriaus ir nueiti į mišką samanų pasimti ir pasidėti. Ir tada gautųsi, kad juda. Labai įdomiai turėtų atrodyti. O kodėlgi, pavyzdžiui, neišėjus į lauką, į tą patį mišką, jeigu animacija yra kaip nykštukas keliavo per mišką pas savo ten draugus. Kodėlgi nepadarius miške tos animacijos? Į realią gamtą išeiti. Irgi labai geras variantas. Aišku, tada mes surandame tokią problemą kaip apšvietimas. Ir oras, ypatingai šiuo metų laiku,
Bet vėlgi, kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Dar tada norėčiau paklausti, pavyzdžiui, pačiam montažui, kiek skirti to laiko ir vat, kaip teisingai sumontuoti. Aš suprantu, fotografuoji. Vis tiek ne kiekviena fotografija tinka. Ar jas naudot visas, ar visgi atsirinkti, ar bandyti įvairius variantus. Vat, pats tas montavimas tokios stop kadro animacijos, kaip jisai vyktų. Ok, žiūrėkim, pavyzdžiui, dabar aš tą pačią stop motion įsijungiau programėlę, kurią rodžiau ir pafotografuosiu kelias nuotraukas. Nu va, 12 nuotraukų padariau. Padariau 12 nuotraukų ir dabar yra va, tas mygtukas, kurisai. Čia yra mygtukas atgal. Paspaudžiu atgal ir man nukelia į šitą foną, kuris yra 5 numeriu pažymėtas. Aš jį matau. Ir čia aš galiu žiūrėti visas nuotraukas, kurias aš padariau. Čia savo klasę fotografuoju, ne? Visas nuotraukas matau, kurias aš padariau. Va, šitos dvi save nusifotkinau, aš nenorėjau savęs nusifotografuoti. Man jų nereikia. Nebūtinai tai pirmos gali tai būti kažkurios šone. Paimu, save matau, kur šiukšlinė. Kur šiukšlinė dabar? Ai va, tiesiog paspaudžiam ant nuotraukos, iššoka šitą lentelę ir čia yra delete. Va, apačioje dešinėje pusėje. Paspaudžiu delete, dingsta ta nuotrauka. Vėlgi, šitos nuotraukos aš nenoriu. Tiesiog paspaudžiu ant nuotraukos, vėl delete ir išsitrina jinai. Ir viskas. Ir dabar žiūrėkit. Nukeliavau iki pirmos nuotraukos ir čia yra rodiklė į dešinę pusę. Paspaudžiu. Aš matau savo animaciją. Man automatiškai visa animacija važiuoja. Ir mes galime pasižiūrėti. Žiūrime tą savo animaciją. Aha, bum, šitoj vietoj kažkokia tai klaida, ranką savo pamačiau, kaip pakeičiau ten objekto kažkokią tai detalę. Nereikia man to kadro. Sustabdau, einu, pasižiūriu, kuri ta nuotrauka yra, klik paspaudžiu, nereikia jos. Ištrinu. Viskas, nebėra. Tai taip galima sutvarkyti savo visas klaidas. Jeigu jūs to manęs klausit, panašau, koks klausimas buvo. Gerai, o tai žiūrėkit dabar, kiek jūs rekomenduotumėte tų kadrų į sekundę? Koks būtų optimalus variantas? 12. 12. Jo. O dėl ko? Nes tai yra tas toksai greitis, vidutinis greitis iš tikrųjų. Nes nereikėtų nei daug nuotraukų, nei mažai nuotraukų daryti. Ir 12 judesių vienoje sekundėje, nu tai įsivaizduokim, tai būtų dvigubai mažesnė judesių seka, negu mes žiūrime per televizorių. Tai nėra labai baisus variantas. O ir šiaip, tai tas 12 kadrų, nuo 10 iki 15, bet šiaip vidurkis yra 12, yra toks, jau ilgą laiką ganėtinai optimalus kadrų per sekundę dažnis, fotografijų per sekundę. Jis ganėtinai, toks viduriukas yra. Dažniausiai naudojamas. Dėl to rekomenduoju. Matau. Aš suprantu, kad apie garsą tai jūs kalbėsite sekančiam mūsų seminare. Jo. Ir čia pristatysite. Mes tarėmės 9 dieną, taip? 10 dieną. 10, atsiprašau, taip. Lapkričio 10, taip pat, man atrodo, 3 valandą. Jeigu labai trumpai, ar mes, pavyzdžiui, galim vien tik muziką naudoti stop kadrui?
kaip tokią įžangą padarius į kitą seminarą. Ar visgi geriau yra dialogai kažkokie, pasakojimas? Vėlgi, negaliu atsakyti už visus darbus. Kiekvienoje animacijoje, kiekvienoje istorijoje, kuri yra pasakojama, nes atsiminkim vieną dalyką. Animacija tai yra istorija, kurią mes norime papasakoti vaizdu ir garsu. Tai va, tai animacija būtinai turi turėti istoriją. Jeigu jūsų istorija pilnai parodo žiūrovui, kas yra svarbiausias mūsų kuriamos animacijos, toks kaip ir priežastis svarbiausia, kad žiūrovas suprastų žinutę, tai jeigu jis supranta tik iš vaizdo ir iš muzikos, tada taip. Jeigu mūsų istorijoje, įsivaizduokite, ne, kuriam istoriją apie šitą 7 ožiukus, ne? Tai nelabai mes ten suprastumėm, ką tas vilkas ten kalba pas juos, pas ožiukus nuėjęs, pasibeldžia į duris, ką jis kalba ir kodėl jisai ten tie ožiukai jo į namus neįsileidžia ir kodėl jisai ten persirengęs tavo ožkelę ar pakeitęs balsą, kodėl jau jie atidarė jam tas duris. Tai va, tai nelabai suprastumėm, ne, be garsų. Gali būti dar naudojama tik tai muzika kaip fonas, bet tada galėtų muzikos pats žanras pasikeisti pagal tai, kokio tipo animacija ten yra daroma. Ką reiškia tipo? Tai kad jeigu animacija kupina draugystės, meilės, vienokia muzika yra daroma, jeigu princas kovoja su pabaisa, kuri yra pilį užvaldžius, jau kita grėsmingesnė muzika turėtų būti. Tai muziką mes irgi turėtumėm pritaikyti, garsą muziką pritaikyti prie to, kas vyksta pačioje animacijoje. Nes tai pats vaizdas taip sužadina, mes nebereikalo turim 5 pojūčius, ne, savo kiekvienas savyje. Vaizdas vienas iš jų kaip ir garsas, tiksliau klausa. Tai mes irgi ne tik vaizdu, bet ir klausa, tiksliau garsu perteikiam animacijos tam tikrą žinutę, kad žiūrovas daugiau, geriau ir aiškiau ją įsidėmėtų. Labai norėčiau paskatinti dalyvius taip pat paklausti, gal turite daugiau klausimų mūsų lektoriai. Aš suprantu, kad kai jau gaminsit, kai pradėsit kurti, kai pradėsit fotografuoti, tai tikrai atsiras tų klausimų ir ne vienas, ir ne antras, ir ne trečias. Bet... Aš galiu, jeigu truputėlį pertraukti. Jeigu iš tikrųjų kyla klausimų, tai va, čia yra mano elektroninis paštas. Galite man parašyti, prisistatykit, kad rašote dėl šito projekto. Ir parašykit problemą, jeigu bus kokia nors, tikrai pasistengsiu padėti, tik, na, aišku, reikia nebijoti klausti, nesikandžioju. Tai dar kol kas klausimo per tuos 3 metus nesulaukiau nei vieno, man atrodo, gal vienas koks buvo, bet, na, aš ne prieš, tik tai nebijokit. Aš norėjau paklausti, ar, pavyzdžiui, galima kitas programėlės naudoti, ar būtent ką jūs rekomenduojate? Ar yra būtent tas... Ne, žinoma, kad ne. Ta prasme, taip, galima naudoti. Tai nėra būtinybė, ką aš rekomenduoju kiekvieno žmogaus, jeigu ten jau kažkas patinka, tai prašom, jo, kodėlgi ne. Aš tiesiog rekomenduoju tai, ką aš žinau, ką, sakykime, interneto žmonės rekomenduoja, su kuo aš pats dirbu. Ir kas man patinka. Tai čia kaip ir kiekvienas tikriausiai animatorius arba žmogus tiesiog, kuris bet ką daro, rekomenduoja tai, kas jam patinka. Tai jo, prašau. O tarkim, pavyzdžiui, kaip ir, pavyzdžiui, vaidinimas nufilmuotas ir po to jisai sumontuotas irgi tiktų, ar ne?
Vaidinimas, apie ką jūs kalbat? Apie pasaką, tiesiog suvaidinta, pasakojama ir yra, tarkim, filmuojama. Nu, tiesiog kaip tikras filmas. Taip, tai dabar žiūrėkit. Taip tinka. Aš neorganizuoju šito projekto, bet aš galiu pasakyti, kad tinka. Ir dabar kodėl tinka? Nes jeigu yra nufilmuojamas vaidinimas su realiais žmonėmis, realioje aplinkoje, niekas žodžiu nekarpyta ir nepanašiai, su filmavimo kamera, tai mes įsikėlę nufilmuotą medžiagą į kompiuterinę programą galime padaryti iš tos video medžiagos, kad atvaizduotų, ką reiškia atvaizduotų, kad, taip angliškai kalbant, išrenderintų, gal žmonės šitą savoką žinos, bet lietuviškai kalbant atvaizduotų tą formatą, tą video medžiagą, kuri yra programoje jūsų. Ir jos failą, kuris yra programoje, iškirptų kas antrą kadrą iš to video. Ir dėl tos priežasties, sakykime, yra telefonas pas mane čia, kai nufilmuoju, sekantis kadras yra čia, sekantis kadras yra čia. Tai kai atvaizduočiau ir padaryčiau, kad kas antrą kadrą atvaizduotų, tai pirmas kadras būtų čia, antras kadras būtų čia. Šito neatvaizduotų. Ir dėl to mes gautumėm finalinėme vaizdo įraše laužytus judesius, kas yra iš dalies stop motion animacija. Čia toks būtų gal šiek tiek gudravimas, bet aš nepasakosiu daugiau, kaip tai padaryti. Jeigu norit, patys susiraskit. Bet čia labai geras toks dalykas būtų. Nes šiaip aš kol kas nemačiau dar tokių darbų, kad realų žmonės būtų vaidintų. Tai būtų įdomu labai pamatyti. Aš atsiprašau, jeigu su savo šitų patarimu sulaužiau taisyklės, bet... Žodžiu, aš suprantu, kad Mantas jums pasakė taip, jūs galite nusifilmuoti suvaidintą spektaklį, bet jūs negalite nufilmuotos medžiagos mums pateikti kaip animacijos, jūs turite padaryti ją animaciją. O tai yra speciali technika ir ta nufilmuota medžiaga, tas spektaklis negali būti spektaklis, o turi būti animacija. Teisingai man tai supratau? Iš dalies, jūsų nufilmuotas spektaklis, jis ir bus animacija, jis bus pikseliacija. Va, nes pikseliacijos stop motion yra tiksliau su realiais žmonėmis. Bet pikseliacija gaminama su nuotraukomis. Audra, ne? Jeigu neklystu. Taip, nes kitas nuotraukas, kaip aš vadinu, net išplauti galima ir papilkinti, ir sušešėliuoti, ir taip, ir visokių ten dalykų galima padaryti. Taip, galima visko padaryti. Bet jeigu jūs nufilmuosit ir išeksportuosit savo nufilmuotą video medžiagą, kaip kad aš sakiau, jog kas antras kadras būtų atvaizduojamas į galutinį video, jisai kas antras kadras būtų matomas, tai jūs realiai apeinate sistemą su šiek tiek sukčiavimo, nes pas jūs būtų ne tai, kad stop motion animacija pikseliacijos rūšis, bet būtų video padarytas su ne video galutiniu projektu. Teisingai tikriausiai pasakiau. Ir dar klausimą aš noriu paklausti. O pavyzdžiui, tarkim, su piešimo planšete, kaip tada vyksta procesas? Įmanoma? Kaip su planšete padaryti? Tai tas planšetė kas yra? Didelis telefonas. Be skambinimo su skambinimo funkcija. Tai planšetė yra... Bet ten, aš kalbate būtent jų piešimą, tarkim, jeigu mes kompiuteriu piešiame foną, jūs apie tai, arba veikėjus, jūs tai norit pasakyti? Ir tą, man atrodo, nes pavyzdžiui, ten, kaip pavyzdys, ten tą veikėją gali ir iškirpti ir nuotrauką, ir sumontuoti, ir pripiešti, pridėti. Jo, tai vėlgi, žiūrint, kaip jūs darysit, nes tada jeigu mes kalbame apie stop motion animacijos kūrimą visą kompiuteriu, tada jau mes perinam prie frame by frame animacijos, kas nėra iš dalies. Atrodo kaip stop motion, bet nėra stop motion animacija. Tai, bet jeigu jūs viską pasidarote
sakykime, pasidarote veikėjus iš iškarpytų formų, nusipiešėt foną su kompiuteriu ir tą foną kažkaip, žodžiu, per programas pridedate prie iškarpytų formų, tada gautųsi stop motion animacija. Jeigu jūs viską darote su kompiuteriu, vėlgi, neaišku, kaip darysit, bet tai gali būti frame by frame animacija, kas yra kompiuterinė vektorinė animacija. Tai jau šiek tiek kitaip gautųsi. Nu, labai daug viskas painu. Nu, nėra iš tikrųjų painu, bet šiek tiek painu. Aš norėjau, man tai jūsų paprašyti, aš suprantu, kad mes kalbam šiandien apie stop kadrą, bet jūs gal galėtumėt paminėti ir kitų būdų animuoti ir galbūt kažkokias pagrindinės programas, kokias jūs rekomenduotumėt, nes atsiras pas mus nauji žmonės, kurie nedalyvavo praeitais metais, tai tiesiog pagrindinius būdus ir keletą programėlių, per kurias jie galėtų animuoti. Ok, tai dabar kokios yra pagrindinės animacijos metodikos? Tai mes turime tradicinę animaciją, su kuria buvo kuriamos ypatingai visos senosios animacijos, tai ir ypatingai mano tėvai ir mano amžiaus žmonių tėvai visi prie tos senosios rusiškos animacijos yra užaugę, tai tas pats Nu palauk filmukas, Simpsonai senieji ir visi kiti filmukai, kurie buvo kuriami prieš gerus 15 metų, gal daugiau dar, tai buvo kuriami tradicinės animacijos principų. Ką tai reiškia? Kad mes turime lapus, vieną ant kito sudėtus, jie ganėtinai permatomi yra. Ir tiesiog nupiešiamas kažkoks tai paveikslėlis, sakykime, zuikis. Paimamas kitas, iš apačios šviečia lempa, labai panašiai kaip smėlio animacijos principų. Iš apačios šviečia lempa, yra vienas lapas uždedamas, permatomas, jisai ten jau nupieštas tas zuikis, kitas lapas uždedamas ir tas pats zuikis piešimas, tik tai su šiek tiek su šiokiu tokiu judesio pakeitimu. Tai kaip ir stop motion animacija, tik ji yra tradicinė animacija, nes viskas piešta ranka yra. Ir labai daug piešinių būdavo, žodžiu, ten dailininkų rojus būdavo, nes reikėdavo labai daug piešti. Tradicinė animacija. Toliau yra kompiuterinė vektorinė animacija arba apskritai kompiuterinė animacija, 2D animacija. Tai kai mes turime dvimatę plokštumą, tiesiog popieriaus lapą kompiuteryje, ką ir Audra paminėjo, kad ar galima kompiuteriu nusipiešti. Tai čia tikriausiai būtų 2D kompiuterinė animacija. Ir programos, nežinau, kas šiais metais yra labai iš nemokamų populiaru, bet būdavo tikrai bent jau 23 metų pradžioj buvo Synfig vis dar populiari programa, aš parašysiu, tarkim, čia. Taip, sakykime, čia išjungiam. Synfig viena iš programų, tada galėtų būti dar Pencil 2D, o kas dar galėtų būti iš tų 2D, iš tokių nemokamų, nesu tikras, ar GIMP ir Inkscape'as turi animacijos funkcijas. Šitos tai tikrai turi, Synfigas ir Pencil 2D. GIMP'as ir Inkscape'as, jos irgi yra nemokamos. GIMP'as yra rastrinės grafikos piešimo programa, tai sakykime, kaip būtų bet koks vaizdas, kurį parsisiunčiate kompiuteryje, nuotrauką bet kurį,
o Inkscape'as kurtų vektorinę grafiką. Tai objektai, kurie kompiuteryje su tam tikra programa, tuo pačiu Inkscape'u didinant, mažinant, jų kokybė nesikeičia. Tai visa komercinė pusė ir tarp kitko animaciniai veikėjai dažnai irgi daromi su vektorinė grafika. Tai Synfigas tikrai 2D galima animuoti, tikrai YouTube'e yra gerų pamokų anglų kalba, kaip galima animuoti su šita programa ir jos iš tikrųjų net neilgai užtrunka, ten visos pamokos gal ten gerą pusvalandį ar valandą prasidėtumėt ir tada būtumėt šitos programos animacijos veteranas. Tai jau Pencil 2D, dabar galvoju, irgi neprisimenu tiksliai ar turi animacijos funkciją. Bet žodžiu, šitos nemokamos programos tikrai į tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Aišku, aš nekalbėsiu apie mokamas, tokias kaip Photoshopai. Blenderis dar, taip, Jėzus, ką aš kalbu. Blenderis yra realiai pagrinde 3D kūrimo programa, bet turi ir 2D kūrimo, animacijos kūrimo funkcijų. Ten galima kurti daugiausiai frame by frame animaciją. Vėl labai išsiplėčiau, jau net gerklę paskaudo. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Taip, gal dar kas nors turi tą klausimų, Mantai? Čia matau komentarai buvo čia. Norėsi gauti šitas skaidrės, viskas gerai, girdisi puikiai. Ai, supratau. Taip, tai aš manau, kad mes labai padėkosime mūsų lektoriui, lauksim lapkričio 10 dieną, kalbėsim apie montavimą ir apie garsą, šiek tiek plačiau, tam tikras programas apžvelgsime, aš manau, kad bus aiškiau šiek tiek. Jo. Kaip jį ten įrašyti ir kur susirasti ir panašius dalykus. O šiandien tada manau, kad tikrai nuoširdžiai dėkojam, iškankinom, uždaviau čia, bet man buvo įdomu, aš truputėlį žinau animaciją, tai už tai ir kyla man daug tų klausimų. O dar kartą dėkojam lektoriui, taip pat labai norėtume padėkoti mūsų rėmėjui, Lietuvos kultūros tarybai, partneriam, daugiamečiam mūsų partneriam, Klaipėdos rajono švietimo skyriui, kuris atsakingas už mūsų transliaciją. Taip pat labai norėtume padėkoti Manto, kuris veda savo mokymus, kur mokina, jie irgi yra mūsų partneriai, tai yra Kauno informacinių technologijų technologijų mokykla. Taip, atsiprašau, Mantas yra profesijos mokytojas. Aš niekaip nesuprantu, kodėl jie ten taip vadinasi, nes paprastai mokykloje tai yra mokytojai, o čia kažkokios konkrečios profesijos, bet manau, gal kada nors Mantas pasakys, kodėl jie taip vadinasi. Tai va, ir aišku, labai dar dėkojame VŠI Filmų štrichai organizacijai, kurios direktorė Jūratė Leikaitė taip pat ves seminarą, tik tai lapkričio 9 dieną, ir tikrai bus įdomus seminaras, kadangi jos yra animacija tokia labai rimta ir labai graži sukurta užgavėnės, ir kaip tik pasidalins savo pastebėjimais, kaip jinai kiek rinko jinai tą medžiagą, kaip atsirinkinėjo būtent papročius užgavėnių ir visais kitais dalykais. Aš manau, kad tikrai bus įdomu. Taigi, laukiam jūsų lapkričio mėnesį, lapkričio 9 Leikaitės paskaita ir 10 dieną vėl toliau pratęsime pokalbį su Mantu Poška. Tai ką, visiems tada geros dienos ir iki susitikimų. Viso gero visiems. Viso Viso geriausio.